Dabar sustojau prie pavyzdžio, kaip galėtų atsitikti kitais metais. Šitą eglutę jau numirė, dar aplinkui esančios eglės lygtais kaip ir gyvos. Panašu, kad šitas židinys visam šitam miško masyve vis tiek jisai, jeigu bus ir toliau sausa, jis išplis. O mes čia kertam šiandien dienai neišdžiuvusią medyną, eglyną, sušaudytą žievė. Jau nori luptis. Šito ąžuolo mes tikrai nekirstume, šito žaliuko. Tarp kitko, kas liečia patį biokurą. Kadangi mes jau ir biokurą esam ruošiant įmonę, tai aplinkui apsidairius jau galim kalbėti ne vien tik apie medžius, bet galim kalbėti ir apie biokurą. Lazdynus, šituos krūmus, visus šaltekšnius, smulkius visus medelius kirtimo metu mes atskiriam, kraunam į atskiras krūvas, vasaros sezono metu džiovinam, kad nukristų lapai, kad išdžiūtų visą drėgmę iš biokuro ir tai pristatom išdžiūvusi į katilinės. Pačios suartimentus medienos, kaip anksčiau smulkindavom iki pat viršūnės, mes jau dabar to nebedarom. Nustačiau diametrą malkom iki 8 cm kaip pavyzdys, o daugiau kas žemiau 8 cm viskas keliauja į biokurą. Biški pasikeitė sortimentacija, to pasekoje padidėjo biokuro kiekiai, gaminam daugiau biokuro ir aišku tokios kokybės biokuro, kokio anksčiau niekam nedarydavom, nes tai būdavo tiesiog nuodėmė. Atiduoti stambesnį medienos sortimentą, malkinį į biokurą iš šakas. Anksčiau darydavom tik iš smulkių lazdynų, biokurą gamindavom ir iš pačių medžių smulkių viršūnių. Pirkdamas mišką, kai skaičiuoju, pavyzdžiui, jeigu jį perku išsikirtimui, aš suskaičiuoju jam didesnę dabar kainą, negu kad galėdavau pasiūlyti prieš metus laiko. Dėl to, kad pasilieku mažesnę maržą uždirbti iš medienos pačios ir susiskaičiuoju galimai būsimai ištrauktą biokuro kiekį. Biokurą skaičiuoju hektare, kiek gali prisigaminti. Šiaip hektare apie 200-250 ermetrių iš tokio gan tankaus lazdynyno ermetrių prisigamina. Iki 3 mašinų. Iš 1 hektaro gaunas. Biokuras, jeigu jis taip ganėtinai tankiai apžėlė, su medžių viršūnėm.